Labas rytas, draugai, sveikinuosi su jumis iš savo viešbučio kambario Holiday Inn Express. Šiandien yra 4. kelionės diena. Atsikėlėm šiandien gerokai anksčiau, apie 6 val. Ryto, pusę 7 papusryčiaujam ir po 7:15 važiuojam link Bambergo, Vokietijos. Tai va, šiandien laukia tokia diena Bamberge. Pasižvalgysim tradiciškai po miestą ir keliausim jau link Lietuvos pro Lenkiją. Ne, dar manau, nakvynė bus viena Lenkijoje kažkur. Tolimi atstumai visgi čia. Tai va, kol kas tiek, einam pusryčiauti. Palieku savo Holiday Inną po pusryčio. Keliauju išsiregistruoti ir laukia ilgas kelias dabar link Vokietijos. Važiuosim kažkas apie 4 valandas. Atiduosim kortelę ir viskas. Ate Holiday Innas. Danke. Danke. Tschüss. Na štai, pasiekėm ir Bambergą, Bavarijos kaip ir sostinė. Autobusu nuo viešbučio važiavom 4 valandas. Dabar apsižvalgysiu po šį miestą. Labai graži architektūra. Iškart pasitiko upė, o kitapus upės, kaip matot, labai gražus vokiški pastatai, vokiškojo stiliaus pastatai. Vartai Bambergą. Dabar apsilankysim toj žymioji katedra. Išėję iš katedros tęsėme ekskursiją po Bambergą. Tai va, toks tas Bambergas. Dabar esu pačioj gražiausioj ir pagrindiniai šio miesto vietoj, tai yra va šita rotušė. Ši rotušė garsi tuo, kad ji yra visiškai ant vandens.
Tai pati gražiausia ir ikoniškiausia vieta. Tai jeigu į Bambergą atvyksti, tai visi keliai veda į šitą rotušę. Ir va čia va yra vartai. Bambergo senoji rotušė pastatyta Regnitso upės vidurė. Ji nėra saloje, bet ją pastatė žmonės į upės vagą įkalę didžiulės medinės sijas. Taigi jų rotušė stovėjo tarp pietvakarinio kranto, kur valdė vyskupai, ir šiaurės rytų kranto, kur gyveno paprasti amatininkai. Ši rotušė yra dažniausiai fotografuojamas objektas Bambergo mieste. Čia yra du pėstiesiems skirti tiltai, aukštutinis ir žemutinis. Senovinis žemutinis tiltas eina pro pačią rotušės arką, kaip ir matot. Va tai va pereinam visą rotušę. Toks gražus praėjimas yra. Perėjau visą rotušę. Ir iš kito galo rotušės puošia va štai toks ne herbas, tiesiog, nu kaip labai gražus balkonas. Balkonas, kitas balkonas. Atėjom į vietinį barą. Bambergas garsėja rūkytų alumi. Tai paragausim rūkyto alaus, kas čia per dalykas. Įdomus, koks jos skonis. Paragausim. Ką moteris mano apie šitą alų? Vokiškos dešrelės. Apie šitą rūkytą alų. Labai skanus. To alaus kvapas tokius rūkytą mėsos gaminį primena kaip lašinį, kažkokį rūkytą. Labai įdomus, tamsus juodas, rūkytas, kvapas, kaip sakau, kaip lašinių. Ką jūs čia, kolega, užsisakėt? Svogūna tradicinis, vienas iš dviejų tradicinių patiekalų, bandom perpilti. Tradicinis patiekalas, keptas kažkoks svogūnas, ane? Aha. Su bulvių košė ir kas įdomu viduje. Daug mėsos. Ir daug mėsos. Fantastika. Puikus pasirinkimas prie alaus. Puikiai ta vokiška virtuvė, artima lietuviškai. Bamberg. Skanaus tau, kolega. Ačiū labai. Tai va, toks tas Bambergas. Dar užvažiuosim į vieną iš prekybos centrų. Vėliau keliausim link viešbučio Lenkijoje. O kitą dieną laukia nuobodi kelionė per Lenkiją. Ta diena greičiausiai aš jau nebeturėsiu ką jums parodyti. Hello. Nu va, susitikom linksmą vokietį taksistą. Tai va, linksmi tie vokiečiai. Ir apskritai, kur va ragavom tą patiekalą iš svogūno ir mėsos. Toks artimas Lietuvai. Tokie patiekalai artimi Lietuvai. Taip, kad čia lietuvis tikrai gerai jaustis. Gerai, gražus tas miestas. Gražus Bambergas. Bambergo šiek tiek pavažiavus gal 5-10 minučių išlipom į vieną iš prekybos centrų. Gal kažką nusipirksim, gal pavalgysim, nes viešbutį greičiausiai naktį būsim, tai nebebus kada valgyt. Pavalgysiu pietus, pasivaikščiosiu ir gal 16 val. Grįšim į autobusą. Trečiame aukšte nieko nėra, tai greičiausiai ką aš mačiau, pirmame aukšte tik tai galima pavalgyti. Tai va, pavalgysiu. Maisto produktų labai nereikia. Kažko čia vežtis lauktuvėm pasirūpinta jau. Nu tai va, tai var tiesiog noriu kur skaniai, neskubant pavalgyti ir viskas. O rytoj laukia kelionė ilga per Lenkiją. Tai va, visą dieną keliausim. Tai greičiausiai irgi nebeturėsiu ką parodyti. Tai kaip ir ekskursija, kaip sakant, visą savaitės kelionę kaip jau ir eina į pabaigą.
tokie tie pietus buvo Bambergo kaviniai. Prekybos centro kaviniai. Pasiėmiau pastą. Neįvertinau dydžio, pripažinsiu. Na, būtų užtekę, buvo mažos, bet tikrai didelė porcija. Tai už Sprito pusę litros ir šitą pastos dubenį sumokėjau lygiai 10. Ačiū, kad žiūrėjot mano visus kelionių video. Jeigu patiko video, nepamirškit paspausti subscribe mygtuko, parašyti komentariuką ir susitiksim kitais kelioniais, per kitas keliones, per kitus video. Ate, draugai.